Sveiki, pristatome Šilalės rajono socialinių paslaugų namų socialinės dirbtuvės, veiklą pradėjusias 2024 m. birželį. Mūsų tikslas – suteikti galimybę negalią turintiems žmonėms dirbti, tobulėti ir jausti svarbiais visuomenės nariais. Tikime, kad tai stiprina jų savivertę, kuria socialinius ryšius ir griauna stereotipus. Socialinė darbuotoja Danguolė, gamybos meistrė Nijolė, gamybos meistrė Joana, rinkodaros vadybininkė Greta, individualios priežiūros darbuotoja Vilma. Taip pat 12 dirbtuvių lankytojų su Šilalės rajono socialinių paslaugų namų vadovų palaikymu dirbtuvėse dirbame kaip vieninga komanda. Rugpjūčio mėnesį Šilalės miesto šventės mugė tapo ypatingų įvykių Šilalės rajono socialinių paslaugų namų socialinių dirbtuvių dalyviams. Pirmą kartą jie turėjo galimybę pristatyti visuomeniai savo rankų darbų gaminius ir pademonstruoti įgūdžius bei kūrybiškumą. Šis dalyvavimas mugėje buvo svarbus žingsnis ne tik socialinių dirbtuvių dalyviams, bet ir ypatinga proga visuomeniai susipažinti su jų darbeliais. Socialinių dirbtuvių stendas išsiskyrė įvairiais rankų darbo kūriniais, kurie pritraukė mugės lankytojų dėmesį. Didelio dėmesio susilaukė makrame technika pagaminti stalo padėkliukai. Šie rankų darbo gaminiai buvo vertinami dėl natūralumo ir universalumo, tinkantis tiek kasdieniam naudojimui, tiek kaip dekoratyviniai akcentai namuose. Vienas iš populiariausių dirbinių, kuris sulaukė didelio susidomėjimo, buvo pakabinamos sūpynės, pagamintos naudojant makrame techniką. Šios rankų darbo sūpynės išsiskyrė ne tik savo estetiką, bet ir kruopštumu, su kuriuo jos buvo sukurtos. Lankytojai gyrė šių gaminių kokybę ir originalumą, o daugelis neslėpė noro įsigyti šių unikalių kūrinių. Pirmas socialinių dirbtuvių dalyvavimas mugėje buvo didelis pasiekimas ir suteikė daug džiaugsmo tiek dalyviams, tiek lankytojams. Gera nuotaika, nuoširdūs pokalbiai ir teigiami atsiliepimai skatino dalyvius tobulėti toliau. Na, o pačioje vasaros pabaigoje socialinių dirbtuvių lankytojai buvo išvykę į Palangą, kur saulėlydžio spinduliuose ir jūros ošime simboliškai palydėjo vasarą, pripildydami savo širdį šiltais prisiminimais. Prabėgus vasarai, dirbtuvių lankytojai pradėjo ruoštis rudens mugei. Kūrė gausybę darbelių nuo kruopščiai pintų dekoracijų iki unikalių rankų darbo aksesuarų. Mūsų stalas buvo užpildytas spalvingais, su meile pagamintais kūriniais, kurie traukė lankytojų žvilgsnius ir širdis. Pažiūrėkite, kiek gražių darbelių mes jau esame sukūrę. Šis ruduo socialinėse dirbtuvėse buvo ypač intensyvus. Kūrėme, planavome ir dalyvavome įvairiose veiklose, kurios visus įtraukė į kūrybingą šurmulį. Sezono kulminacija tapo jaukios ir spalvingos moliūgų dirbtuvės. Mūsų moliūgai buvo eksponuojami Šilalės miesto skvere. Rudenį dar jaukesniu pavertė šilti ir bendruomeniški gimtadienių minėjimai. Lapkritį socialinėse dirbtuvėse prasidėjo kūrybingų šurmulių, prasidėjo pasiruošimas kalėdoms. Dirbtuvėse kruopščiai ir su meile buvo kuriama makrame eglutė, unikalus rankų darbo meno kūrinys, kuris derina tradicinę techniką su šiuolaikiniu dizainu. Ši eglutė tapo ne tik šventinio dekoro akcentu, bet ir simboliu primenančiu bendruomeniškumą, kūrybiškumą ir rankų darbo gaminių vertę.
Meistrų rankose gimė ir žavingi kalėdų angelai, kurie vėliau tapo svarbia šventinės savivaldybės eglutės puošmena, skleidžiančia jaukumą ir šilumą. Advento proga mus aplankė Šilalės klebonas, kuris įkvėpė mus palaikymu ir bendruomeniškumu. Gruodžio mėnesį taip pat vyko mūsų paroda Kūrybos jėga rankomis sukurtas pasaulis. Mūsų dirbtuvėse gimsta ne tik rankų darbo kūriniai, bet ir istorijos, kurios jungia, įkvepia ir keičia gyvenimus. Tikime, kad kūryba turi galią ne tik puošti, bet ir stiprinti bendruomenę. Ačiū, kad esate šios kelionės dalimi. Iki kitų susitikimų, kur rankomis sukursime dar daugiau stebuklų.